Sveiki, mėlyjei! Taigi, ką tik nesenai atvažiavome į Jūrmalą, į vieną iš apartamentų šalia jūros ir dabar norėjau jums parodyti namų turą, kaip mes čia apsigyvenom, kur mes čia esam. Tai va, tai pradėkim nuo virtuvės. Tai savo gimtadienio progą sugalvojau išvažiuoti į Jūrmalą, į Latviją. Tai pasiėmėm Arūno mamą, Arūną ir jo brolį ir Austėją ir aš. Tai va, čia yra virtuvė, biški šiek tiek tamsu, jau vakarėja, atvažiavom penktadienį. Va, jau pilni šaldytuvai maisto yra, kaip pirkom, nes darysim barbecue. Čia yra, tai va, virtuvė. Čia koridorius, va veidrodis. Hello. Koridorius, čia vonioje yra mama, dabar nerodysiu. Salioniukas, čia yra va ištiesiama lova ir dar prisipūsim vieną lovytę, nes neužtenkam vietų, bet taip galima padaryti, tai viskas ok. Yra televizorius ir miegamasis. Čia jau šiek tiek apvėlim. Labai aukštos klasės, bet viską pakanka, ko reikia yra ir tvarkingas, svarbiausia tvarkinga. Parodysiu dar tualetą, toks nedidelis tualetas ir dušas eina. Nedidelis, bet viskas, ko reikia ir tvarkinga, ir gražu, ir jauku, tas svarbiausia. Nėra, ne. Robotas važinėjęs, va, dar parodysiu balkoniuką. Va, yra kur džiaustytis rūbus, yra supynės, žaidimų aikštelė. Taip viskas po biški senoviškai, bet dėl šito nelabai saugus atrodo. Bet va, yra kiemukas palakstyta Austėjai, supynės, to ir tai reikia iš tikrųjų. Atvarėme į paplūdimį, bet šiandien žvarbi diena, tai šiek tiek šaltokai, jau ir vakaras yra. Nežinau, ar maudysiuos, dar kažkaip galvoju, dvėjoju. Ančiukai ateina, Austėja. Ančiukai pas tave ateina. Žiūrėk. Kva, 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 kva. Kva, kva, neužpuls jos. Ne, ko, tokia mažiuka neva. Ką tai ne? Dabar... Tas neįsijungus. Internetą įsijungus, jis dabar roaming. Oi, kaip tu moki. Babai, trukdai paklot lovytę. Va, vieną ištempėm lovą ir kitą čiužinį pasiėmėm. Visai čia patogiai, Laurynai, mėgos. Austėja kaip linksma ant čiužinio. Na va, jau grįžome į savo svečių namus, į savo kambarį ir pabuvom šiek tiek prie jūros, pasivaikščiojom. Pasirodo, galvojau, kad geresnis krantas bus nueiti, bet čia tik išėjus iš karto iš to svečių namų. Netoli tas paplūdimys, bet labai laukinis ir labai nedidelis. Tai dar turi paeiti į vieną pusę, kad galėtum nueiti iki didesnio paplūdimio, kur daugiau smėlio ir nebuvo tiek jūrų dumblių, nes labai daug jūrų dumblių buvo. Nu tai žodžiu, tai reikėjo biški paėjėti, bet netoliesi ir ten jau ir buvo. Ir šiek tiek supynių buvo ir panašiai pafilmavau šiek tiek. Tai. Ir va, paskaitysim knygutės ir tėtis eis pamėgdyti Austėją, taip? Tolimoje saloje klestinti Kvaišų kaimo, puldinėje ugnimi alsuojantis slibinai ir kėsinosi pagrobti vikingų maistą. Labas rytas, mėlyjei. Taigi, ką, šiandien yra mano 32 gimtadienis ir labai norėjau pabėgioti prie jūros, tai padariau pieno Austėjai ir išbėgau, nors jinai dar nebuvo atsikėlus, su vyru palikau. Ir žodžiu, dabar čia tokia pamačiau, kad yra švyturys senas. Galvoju, naisiu pasižiūrėti, ar įmanoma įeiti šis. Aišku, apaugus žolė matau. Tai visai įdomu. O matau tą kelią. Bent jau buvusi kažkada. Tai ką, žodžiu, į vidų nelipsiu. Viena pati.
Nes biškį aukštai yra nulipti iš jo į apačią ir galvoju, kaip aš po to užlipsiu. Tai, kad jeigu kažkas sulūštų ir dar mačiau, kad balandis numiręs ten, tai ne kiek jaukų, sakyčiau, bet gerai atrodo. Kažin, ar ten į patį viršų galima įeiti, tai medinis yra, bet laiptai, nežinau, ar jie geri buvo. Tai ką, bėgu atgal ir varysiu dar išsimaudyti jūrą. Na ką, išsimaudžiau, pabėgiojau ir dabar keliauju namo. Reikia padaryti pusryčius ir kavos atsigerti. Žodžiu, šiandien planuose dar yra nuvykti į Rygą. Jinai nuo Jūrmalos yra gal 40 km. Tai nuvažiuosim iki Rygos. Iki Rygos nuvyksime. Juk tu nori valgyti? Nori? Girdė. Gražuolė babas. Pirksime, Ingrid. Labai pigė. O, koks laivas. Kruizinis. Mums dar neteka su tokiu plaukti. Tai ką, atvažiavome į Rygos centrą. Dabar esame kažkokiam parkelyje. Austėja šiek tiek į žaidimų aikštelę atėjo pažaisti. Tai va, tai eisim dabar po truputį iki senamiesčio ir mačiau ir kruizą stovi, tai gal iki kruizo nueisim ir eisim link senamiesčio, gal kažkur sustosim pavalgyti. Neslyst ant užpakalio. Laba. Pagaliau Austėja užmigo. Einam dabar į senamiestį pasivaikščioti. Gal kažką pamatysim. Pamatėm kruizinį laivą. Didelio, dabar einame link senamiesčio. Sėdom biškį pailsėti, Austėja miega ir eisim toliau. Kur keliausim? Į Rygą. Konservų fabriką. Čia kažkokią užsisakiau su voveraitėm sriubą. Va, su kažkokiam putom atnešė. Čia gal grietinėlė, picos margarita ir čia va dar kitokios picos. Arūnas pučia picą Austėjai, nes labai karšta. Valgau sriubą. Man gaidu, kad patys... Nu, žinok, švėjins skaniausias picų, kokias ragausi. Čia paplotėlė, taip kostinė. Su voveraitėm. Dašūnėms irgi paslams. Žodžiu, pavalgėm ką tik, buvom itališkam restorane. Jeigu ką, galėsiu pavadinimą parašyti, nes buvo nuostabus maistas. Užsisakiau sriubą, kuri yra tik tai šiuo metu tiekiama dėl voveraičių. Tai, nuostabaus skonio buvo trinta grybų sriuba. Kaip tikroviškai atrodo, ne? Eik tu savo. Tai ką, Arūnas mane labai lepina šiandieną su Austėjos priežiūra, tai vat nuėjo dabar pamigdyti. Na šiaip dažnai migdo Arūnas, bet nuėjo dabar pamigdyti Austėją. Sako, tu eik pabūk,
su mama, su Laurynu pabendrauk, tai va, užmigdysiu Austėjytę ir pabūsim. Tai va. O, katinuką bandam prisiviliuoti. Oho, kaip pyk. Tai ką, jau yra paskutinė diena ir mes keliausime namo, tai norėjau atsisveikinti. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir susitiksime kitame. Ate.